Vakaras, labas vakaras, paleidau įrašą visiems besijungiantiem pas mus išgirsti, paklausyti ir pasidalinti savo patirties vartojant Yes Global produktus. Tai iš tikrųjų man atsiliepimai labai patinka ir manau daugeliui patinka. Ir ne tik apie mūsų produktus, bet ir aplamai, ieškodami ar kelionės, ar viešbučio, ar kažkokio naujo daikto, mes ką visą laiką darom, dažniausiai tai googlinam ir ieškome atsiliepimų. Tai atsiliepimai visada labai labai svarbu. Tai aš trumpai pridursiu, kokiu mes tikslu susirinkome šį vakarą. Tai būtent pakalbėti apie Yes Global kompanijos produktus, tai augalinius produktus, visiškai natūralius, kurie, kuo jie skiriasi nuo kitų būtent papildų, tai visų pirma yra ląstelių regeneracija ir įsijungia atstatymo procesai mūsų organizme. Tai regeneruoja, atstato ir atkuria visus procesus. Mes svarbiausia tai pajuntame savo sveikatoj ir savijautoj. Tai labai bus smagu išgirsti šiandien pasidalinimus merginų, tai galim jau ir pradėti. Tai kas nori pirmą pradėti? Galiu ir aš. Ar mane girdi? Labas vakaras, girdim. Labas vakaras. Taip, tai Labas įsijunk vakaras. kamerą, įsijunk, jeigu gali. Čia. Labas vakaras, Aušrai, labas vakaras, Neringai. Labas vakaras. Malonu Jūs matyti, labai norėtųsi apkabinti abi. Mums irgi. Tikrai. Tai va ir pradėsiu savo tokią dar trumpą kelionę su Yes Global. Per Neringutę aš atsiradau. Draugauju 1,5 metų su kompanija ir su produktais. Apie sveikatos trikampį kalbėsiu trumpai, glaustai, kadangi visi apie jį labai daug kalba. Tokius trumpus tiesiog vartojančių mūsų visą trikampį yra apie koks 20-30 žmonių, kažkas daro pertraukėlės, kažkas vėl vartoja. Tai va, vienareikšmiškai pas visus susitvarkė žarnyno problemos, užkietėję viduriai, energija atsirado, geras miegas, čia vienareikšmiškai pas visus, pas kai kuriuos sako, kad regėjimas pagerėjo, pas kai kuriuos dingo senatvinės dėmės, žąsies oda, jeigu žinote, kas tai yra, toks grubus, tokia oda grublėta, negrublėta, tokia kaip nuo šalčio pašiurusi, sakykim. Tai va, sako, nebėra to, kas labai irgi smagu girdėti. Oda pagražėjo, nagučiai auga, plaukai auga. Čia jau nuo to trikampio tie stebuklai vyksta tikrai pas visus. Ir va, būtent pas mano sesę, kas yra labai didelė bėda, buvo virš 20 metų, tai migrena. Migrena, kuri užpuldavo pakankamai dažnai ir po 6-7 dienas iki vėmimo, iki labai stiprių vaistų. Ir po trikampio vartojimo, sveikatos trikampio, aišku, jinai vartojo ne mėnesį ir ne 2, tegu negalvoja visi, kad čia stebuklus pasakoju. Vartojo jinai pusę metų, po pusės metų jinai, sako, 50% man sumažėjo migrena. Užpuola retai ir trunka 1-2 dienas. Bet jinai nenutraukė vartoti, jinai dabar jau vartoja virš metų, tai migrena pas ją kaip Kalėdos ir Velykos. Retai, trumpai ir nebereikia tų stiprių receptinių nuskausminamųjų. Užtenka ibupromo, ten kokią ibumetino išgerti. Tai va, vienas iš stebuklų, kas iš mano artimųjų, tiesiog stebuklas, kur žmogus turėjo, žiauriai jaučia didelę bėdą. Tai va, aš tavo sveikatos trikampį ir palikčiau dalintis kitiems, nes apie jį dažniausiai visi kalba, nenoriu kartotis. Tai va, aš norėčiau pakalbėti apie moterišką produktą, būtent
kurį aš vartoju metus laiko. Turbūt visos moterys lankosi pas ginekologės ir kas 3 metai prevenciškai yra gimdos kaklelio vėžio tas tyrimas, kuris yra nustatinėjimas. Aš tikrai visada tikrindavaus, viskas tvarkoj ir paskui prieš keletą metų pradėjau tikrinti dar ir ŽPV virusą prie to paties vėžinio. Po savaitės man pareina žinia, pas mane ŽPV virusas. Aš nežinau, kas jis toks, nežinau, su kuo jisai valgomas. Nuėjau, nei aš ten išsigandus, nei ten ką, pasirodo, pas mane buvo pas mane buvo atrastas ŽPV virusas agresyvios formos. Jų ten yra 16-18, tai yra pačios agresyviausios formos, kurios sukelia gimdos kaklelio vėžį. Aišku, toliau sekė tyrimai, vienokie, po to sekė biopsija ir buvo nuspręsta pažeidimai padaryti nedideli, palaukti metų tiesiog ir po metų pereiti vėl visus tyrimus ir tada bus reikalinga operacija. Nes gydymo medikamentais nėra, vaistais nėra. Šiai dienai nėra. Tik tai pašalinti pažeistas ląsteles nuo to viruso. Po metų aš, žinokit, ateinu, ta prasme, pasidarau tyrimą, laukiu savaitę, ateinu po savaitės, čia jau pasiruošus jau ir tom biopsijom galvoju, ir čia jau paskirs datą operacijai. Sako, pas jūs viruso nerasta. Tai žinokit, nežinau, koks buvo džiaugsmas, nemoku apsakyti, ir gydytoja klausė, sako, o tai mes jums prieš metus nedarėm operacijos, jinai ten skaito mano tos visus išrašus, užrašus. Sakau, nu nedarėt, atkėlėt metams, o tai ką jūs vartojot? Žinokit, aš pasakiau, kad nieko, nes galvoju, jeigu aš pasakysiu, kad aš vartojau ląstelių maistą iš Malaizijos, tai tas pats, kas pasakyti, kad aš mačiau marsietį gatvę einantį. Ir aš geriau nusprendžiau nieko nesakyti, sakau, nieko nevartojau. O iš tikrųjų po to blogo tyrimo aš visus metus, būtent Alfa Max, tą moterišką, visus metus geriau tą produktą ir kai parėjo geri tyrimai, viskas gerai, aš pasveikus, man nieko nereikia daugiau, aš nenustojau jo vartoti, aš vis tiek jį vartoju, tik dabar profilaktiškai, kas 2, kas 3 dieną. Kaip sakant, laurų užmigti negalima, tas virusas yra bjaurus ir jį reikia stebėti, jisai gali grįžti, bet jeigu, tai tiek apie moterišką produktą. Toliau norėčiau apie Probio C, kas taip pat yra, nerealiai mano gyvenime atsiradęs stebuklas iš tikrųjų, kadangi gal žmonės ir nusijuoks, pas mane sloga, kai būna, tai yra baisiau nei gripas ir nei korona. Jei man būna sloga, tai man bėga iš nosies ir iš akių vienu metu. Tai iki vakaro, pavyzdžiui, aš jau akimis nebematau per sutinimą, sloga man trunka savaitę, dirbu prie kompiuterio, akimis nebematau, nes viskas bėga iš akių, iš nosies. Pavyzdžiui, reikia eiti miegoti ir tau bėga iš akių ašaros ištisai. Neįmanoma, aš susišlapinu rankšluostį su šaltu vandeniu, užsidedi ant akių ir šitaip praleidi naktį, kad ašaros bėgtų į rankšluostį, o netekėtų žandais. Tai žodžiu, sloga tai pas mane kažkas baisaus. Ir Probio C, kai atsirado, aš rugsėjo spalio, man atrodo, mėnesius visiškai pilnai juos išgėriau. Vakare parėjau iš darbelio, normaliai nuėjau miegoti, nosis net neužgulė, neužkrito. Iš ryto atsikėliau, man slogos nėra. Tai žinokit, nežinau, tokio stebuklo, ką aš žinau. Man sloga būdavo šaltuoju sezonu, nuo rugsėjo ten iki kovo mėnesio, kas mėnesį po kartą su tokiais siaubais. O dabar buvo per visą šaltąjį sezoną, per 7 mėnesius 2 kartus ir taip minimaliai kaip mažam vaikui. Ėjo, praėjo ir pasibaigė. Tai Probio C, tai esu, nežinau, kažkoks stebuklas. Po to dar atėjau į darbą ir korona sergantis buvo 3 žmonės. Nes pernai jau galėjo, jeigu temperatūros neturi, gali eiti sergantis su teigiamu testu.
čia jau kaip ir nieko tokio. Ir aš vienoj patalpoj su tais 3 sergančiais žmonėm, galvoju, probioc nepavesk. Ir nepavedė. Ir aš neužsikrėčiau, nesusirgau ir aš nesu skiepyta nei nuo koronos, nei nuo gripo, nei gyvenime. Tai sakyti, kad čia sutapimas, kad nesusirgau, tai tikrai netikėčiau. Probioc tai yra toks, nežinau, natūralus antibiotikas, kad tokių analogų aš gyvenime nebuvau mačius ir turbūt nematysiu. Tai va, kas liečia probioc, tai nežinau, 100 balų, nuostabus produktas. Ir dar norėčiau truputėlį apie G-Flexą, kuris ne per seniausiai atsirado, bet aš jį spėjau pavartoti mėnesį, va kaip tik vakar baigiau, šiandien atsidarysiu antrą dėžutę. Aš sportuoju 3 metai. Sportuoju dėl nugaros kalanetika. Tai yra tempimo pratimai ir nenutraukiamai. Einu į sportą savaitėj 2 kartai. Ir silpnoji vieta pas mane yra keliai, kelienai. O tam sporte yra daug pratimų, kur pritūpti ne visai iki žemės ir tai 15 sekundžių, sakykime, išstovėti. Tai mano kelienai, tai aš ten vos ne maldas jau kalbėdavau, kad tos 15 sekundžių pasibaigtų, toks skausmas per kelius. Ir po mėnesio vartojimo, praeitą savaitę, kaip tik trečiadienį buvau sporte, aš priklupiau, nepilnai ne iki žemės, ir tu būni, aš nieko nejaučiu. Aš nejaučiu skausmo, aš nejaučiu diskomforto ir pasibaigė tos 15 sekundžių. Aš dar taip demonstratyviai toliau nesistoju, kad visi matytų, kad čia man jau, kokia čia aš esu kečiakė. Tai va, apie G-Flexą, tai tai tiek, kiek aš jau supratau, nes aš tik mėnesį vartojau, bet mano problema, kur jinai buvo, tai ženkliai, net gatvėje einant būdavo užeina toks tik per kelius. Galvoju, ar žmonės girdi kažkaip buratinas, einu tratėdama čia su tokiu garsu per kelienus. Bet aš tik pati jausdavau ir toks negeras jausmas, kaip ten kažkas, nieko panašaus neliko. Žodžiu, vartosiu 1,5 metų, tai tikrai, nes, nerealiai, per tokį trumpą laiką, iškart pastebėjau. O apie Aliprim, tai čia reikėtų zoomą daryti su S raidė. Tai tada ir pakalbėtumėm. Tegu vyrai pabando, nuostabus irgi produktas. Tai va, tiek žinių iš mano pusės šį kartą. Tai super, labai ačiū ir šiaip iš tikrųjų Egida tai yra labai šaunuolė, jinai yra mano komandos narė, jinai iš Gražėjo, jinai yra reto vardo savininkė ir tikrai nuostabi moteris ir jinai supranta tą tokį dalyką, kad visų pirma, norint gerai jaustis, reikia tai palaikyti ir tam reikia laiko ir kantrybės, tai jinai tą nuosekliai daro ir pažiūrėkit, kokie pas ją puikus rezultatai ir ne tik pas ją, ir tiek pas visus jos artimuosius. Ir svarbiausia, kad dalinasi. O kaip dalinasi, tai man tai žinokit, net šiurpuliukai ėjo per kūną, o tai va. Ir iš tikrųjų manau, kad sąnariai tavo tikrai atsistatys, tai turėk irgi laiko ir kantrybės, nes irgi labai geri atsiliepimai yra apie tą produktą. Noriu papasakoti, kodėl būtent Yes Global. Yes Global, kodėl produktai, tai būtent dėl to, kad produktų ingredientai yra patentuoti, yra aukščiausios kokybės, jie sukurti spręsti realias sveikatos problemas, o rezultatus žmonės jaučia labai greitai. Tai jau matot iš mūsų pasidalinimų, kad mes dalinamės savo realiom patirtim, tai ką pajaučiame ir ką rekomenduojame jum. Dabar, Vaiva, gal papasakosite jūs? Taip galiu. Labas vakaras. Labas vakaras. Aš noriu pasidalinti savo mamos ir savo kaimynės pastebėjimais. Taigi, prieš taip daugiau nei mėnesį tiesiog mamai daviau trikampį pavartoti ir nes jai po Laimo ligos skaudėdavo kojas, buvo irgi su kraujospūdžiu ten, su širdim problemų ir
tokie mėgėjai visokių vaistų. Sakau, mama, gal užteks jau tų antibiotikų, tu jau gal geriau šitus pagerk. Tai, žodžiu, ji pagėrė ir tikrai man po kokios savaitės, žodžiu, skambina, sako, kas čia per produktai, sako, ar čia užburti, sako, kaip nuostabiai jaučiuosi, ta prasme, sako, man kojas nebeskauda, nes, eidavo pasivaikščioti ir, sako, negaliu, kojas skauda, ten ar laiptais lipti ir, tai va, tai jis sutvarkė širdis, nes jai irgi būdavo permušimai, tai va, džiaugiasi, kad, nereikės tų vaistų vartoti. Tai tikrai džiaugias ir sakau, tai aš tau, nes tik mėnesį pavartoju, realiai, labai dar nedaug to laiko, tai sakau, gerai, tu toliau tęsk, aš tau, žodžiu, parūpinsiu. Tai va, apie mamą taip trumpai, džiaugiuosi labai, jos tais tokiais rezultatais gerais. Ir dar tada aš pakalbėjau su kaimynė, ji irgi turėjo su kraujospūdžių problemų. Ir kadangi irgi darbas sunkus fizinis, tai po fizinio irgi darbo skaudėdavo nugarą, gerdavo jau nuo skausmo vaistų, gerdavo ir nuo šito kraujospūdžio vaistų, kad sureguliuotų, nes kildavo aukštas kraujospūdis. Ir tokius irgi jausdavo nerimą, stresą labai, irgi ten užmigdavo sunkiai. Tai aš irgi tada rekomendavau trikampį. Ir Sansetą, sakau, sutvarkys tau, ta prasme, ir miegą, ir to stresą, ir ne taip jausi. Tai tikrai jį pradėjo vartoti vaistų nuo kraujospūdžio, kad reguliuotų ten man. Ir tikrai jisai nesukyla taip, kaip anksčiau ten tiesiog pašokdavo iš nieko. Ir sako, energijos pilna. Ir su miegu susitvarkė, tai ir tų vaistų nereikia jau po to fizinio kažkokio darbo, kad nuo skausmo vaistų, sako, aš nejaučiu, kad man nugarą ten skaudėtų ar kažką. Tai tikrai, aišku, tas nuovargis yra, nes jie dirba sunku fizinį darbą, bet po to darbo, bet ta prasme paės, atsistatų, viskas gerai, vėl toliau gali dirbti ir nereikia kažkokių vaistų griebtis, kur jau realiai tik tai šalinė pasiekmė, nušalinė tik tai pasiekmės, bet ne priežastis. Ir, žodžiu, labai džiaugiasi. Tai va, dėkoju, tikrai labai smagu, kad galiu padėti šalia esantiems. Džiaugiuosi. Labai smagu, labai ačiū. Pati Vaiva, jūs vartojate produktus? Taip, aš pati vartoju ir man labiausiai Kologardas patinka, nes aš pati vartoju jį nuo lapkričio, nes turėjau irgi tokių didelių problemų su kepenėm, ir su inkstais, žodžiu, su virškinimu irgi. Tai virškinimo tikrai man jisai sutvarkė ir aš jaučiu, kad Kologardą dar vartosiu ilgai, nes nes man ilgai jisai dar veikia, jaučiu tą poveikį, aš ilgai dar vartoju po pusę jo, nes ten, kaip sako, kiti gal ten per mėnesį jau ima po visą, aš ilgai ten po pusę man jisai veikdavo labai stipriai, tai supratau, kad yra ką veikti jam, mano kūne, žodžiu, ir tai dabar jau geriu po visą ir taip, tikrai sutvarkė visus dalykus tokius, kur buvo ir skausmai, ir raižymai man pilvo, ir tokie, tai užkietėjimai, tai paleidimai, žodžiu, toks visiškas chaosas, buvo dirgliuotas žarnos sindromas, tai tikrai sutvarkė tos dalykus tokius jau didelius tokius, kurie man didelį diskomfortą tokį darė, bet dar yra ką veikti. Aišku, labai turiu ir supratau prisižiūrėti savo kūną ir klausyti savo kūno, ką turiu valgyti, nes jis man irgi siunčia signalus. Taip nėra, kad kiti sako, irgi ten vartosi kažką ir valgysi, ta prasme, toliau ten, nežinau, aš irgi nevalgiau ten kažko labai blogo, bet, cukraus supratau, kad turiu visiškai atsisakyti. Tai mano kūnas jo nepriima visiškai ir tikrai džiaugiuosi. Čia būna, žinokit, daugelio žmonių problema, kad galvoja, nusipirkau produktą, vartosiu, valgysiu viską ir man viską sutvarkys. Tai taip, tvarkys, bet dažniausiai tvarko tik tą, ką tu suvalgai, o gilesnių problemų tavo ir nesprendžia. Tai labai smagu, tai labai ačiū Vaiva už pasidalinimą. Tai vartokit ir toliau, dalinkitės, drąsiai dalinkitės ir pasakokit. Tai iš tikrųjų labai smagu girdėti atsiliepimus, man jie labai labai patinka, visada man patinka ir aš pati galėčiau kalbėti nuo ryto iki vakaro apie šitus produktus ir būtent
apie jų poveikį, tai skirtiniai. Tai būtent kodėl jau jūs girdėjote, kodėl būtent svarbu tas natūralumas, tai visų pirma, kad mūsų produktai yra 100% natūralūs, nes jau daugelis žmonių atsibodo chemija, nes aplinkui tikrai, kodėl mes turim tiek daug žarnyno, visokiausių problemų, dėl to, kad mūsų maistas yra pilnas konservantų. Ir mes tikrai turim labai didelės tiek tuštinimosi, tiek virškinimo problemas, tai mūsų produktai padeda išspręsti visas tas problemas, padeda jas aptvarkyti. Tikrai noriu irgi pridurti iš savo patirties ir papasakoti apie Probio C, tai man irgi tikrai yra stebuklingas produktas visų pirma dėl to, kad gali vartoti tiek nuo mažiausio, nuo vaikų iki suaugusio ir senyvo žmogaus. Tai mano mažoji, kuriai yra dabar 3,5 metukų, tai mes jau geriam šį produktą praeitą visą sezoną, mes pradėjom kažkur tai nuo spalio mėnesio gerti ir geriam, tai jau bus plius minus taip su tokiom pertraukėlėm, bet bus neužilgo metai. Tai ką pastebėjau per tą laiką, kad mes praktiškai praeitą visą sezoną nesirgome, pas mus labai sumažėjo ligos ir jeigu dabar tik tai užklumpa, tai aš žinau, kad turiu pagalbą numeris 1. Iš karto Probio C didesnę dozę ir žinokite, mūsų visa sloga ir kosulys tiesiog pradingsta. Tai aš pati labai džiaugiuosi ir man visi sako, jau tik tai kažkam gerklę kuten ar ką, duok tų savo stebuklingų, sako, probiotikų. Tai greitai duodu ir tikrai ir gerklės skausmas praeina. Tai man labai patinka šitas produktas ir mano sūnus irgi lygiai taip pat vartoja jį ir tikrai kol kas nesiskundžia, mes būtent tom nebijom tų visų ligų. Ir sakau, praeitais metais darželį mes tikrai atlaikėm labai stiprius virusus, tai mano mažoji kaip į privatų darželį ėjo 1 arba 2 vaikai tik tai darželyje buvo. Ir aš pati pastebėjau, kad dalindamasi tiem žmonėm, kuriem pasakoju, tai ką išgirsta iš manęs ir išgirsta iš kitų žmonių labiausiai surezonuoja. Tai tikrai nebijokit dalintis, pasakokite ir nes tikrai vartojančių yra netrumpą laiką žmonių ir tikrai potyrius tiek savo pajaučia, tiek pas žmonės. Tai aš galiu dar pasidalinti ir iš savo komandos, kadangi aš pati esu vartojant jau 1,5 metų šitus produktus ir mano komanda yra 68 žmonės, tai tikrai irgi turiu nemažą komandą jau tokių ir vartojančių, kurie pas mane ilgą laiką vartoja, tai tikrai labai džiaugiasi atradę šitus produktus, tai turim puikių pasiekimų, kurie jau nebevartoja vaistų nuo kraujospūdžio, jau tiesiog jų atsisakė visiškai. Yra žmonės, kurie susitvarkė savo kraują, kadangi būdavo kraujas pas juos labai perskystas, tai tiesiog šie produktai padėjo sureguliuoti ir turi dabar reikiamus rezultatus būtent savo kraujo. Turim tikrai labai puikių rezultatų irgi su Joyflex naujų mūsų produktų, tai apie sąnarius, kur netgi moteris dalinosi, kad ir karščio bangos joms susitvarkė, tai ne tik moteriškas tvarko, vadinasi kažkiek dar ir tas produktas padeda, nes ta moteris būtent buvo šiek tiek tarpą padarius ir vartojo tik tai sąnariams produktą ir sako, aš žinok, pastebėjau, kad man visiškai karščio bangos dingo, o jai jau yra virš 50 metų, tai tas menopauzinis laikotarpis, bet taip pat jinai pastebėjo. Labuka. Labutis. Aš labai trumpai, aišku, čia tokie rezultatai, wow, buvo su moteriškom problemom, labai džiaugiuosi, sužavėta esu. Aš, jeigu trumpai, tai 5 trikampį naudoju, tai pirmiausia, ką pastebėjau, plaukai nustojo slinkti, tokie žymus tokie, ar ne? Nagai labai auga, pas mane buvo ant rankų žąsies oda. Neliko ir oda tvarkosi, nemoku pasakyti, iš tikrųjų tiesiog keičiasi oda ir man atrodo, kad aš tokios neturėjau niekad. Jinai skaistėja, žodžiu, kas čia dar pas mane tu? Pats svarbiausias dalykas, aš buvau nusideuginus ranką su garais ir pas mane buvo kemė, lūpose 3 kartus labai gilus nudegimas buvo. Yra, galvojau, čia iki gyvenimo pabaigos bus. Ir aš net nepagalvojau, kad taip gali tas trikampis veikti. Aš jį pradėjau gerti, praėjo keletas mėnesių ir aš taip atėjo laikas, kaip pasakyti, link vasaros ir aš žiūriu, nebėra tas dėmės. Tai jisai tikrai veikia. Ant rankų buvo šiek tiek, man 51 yra
ant rankų buvo keletas dėmių, nežymių tokių, tų vadinamų senatinių, aš nepavadinčiau, ten toksinai išlenda per odą. Va, nebeturiu šito. Žodžiu, stebiu, žaviuosi ir drąsiai galiu pasakyti, kad aš dabar jaučiuosi geriau nei prieš 20 metų. Tikrai daugiau yra energijos, nuotaika kitokia, net reakcija į aplinkybės kitokios reakcijos yra, ta prasme, ramesnė, visi pliusai, visi pliusai. Va, miego kokybė labai pagerėjo. Jautriai labai miegodavau, biškiai krepšti ir prabusdavau, dabar pas mane paaugliai yra, mėgsta panaktinėti, net negirdžiu. Tai va, žaviuosi, rekomenduoju, tikrai turime nuostabius produktus. Nu, mano tėtis, jisai dabar pradėjo trupučiuką ožiuotis. Pačioj pradžioj tai buvo taip, į savaitę kartą tik tai išeidavo ant didelio ir pradėjom gerti kolanguardą, tai į dieną po kelis kartus. Sako, aš nebegersiu, sako, nes sako, aš neišeisiu iš tualeto. Bet esmė yra kokia. Dabar jam jisai užsispyrusiai vandens negeria, vis tiek amžiai žmogus yra. Ir aš sakau, jūs kamštį darot. Žodžiu, bet ką aš pastebėjau, anksčiau būdavo po tėčio, kadangi jisai retai eina į tualetą, žmogus ir taip senas žmogus turi savo kvapą specifinį. O dar kai į tualetą eina retai, tai iš viso tikrai būdavo, eini į tualetą toks labai sunkus ir nemalonus kvapas. Jo nebėra, vat iki kiek net žmogaus kvapą keičia. Žmogus, pavyzdžiui, jeigu turi aštrų prakaitą, tai viskas aišku, tai yra užtoksintas organizmas. Va, tai aš esu sužavėta. Tikrai sužavėta. Labai ačiū, Asta. Ačiū labai, merginos. Ačiū labai. Turiu katytę, auginu. Ir mano katytė labai pradėjo, jau jinai amžiai, yra 10 metų jai ir jinai labai pradėjo man vemti. Ir nuvežiau pas vieną veterinarą, pas kitą ir sako, nu čia yra tiesiog šitos veislės būtent problema tai, kad jie su žarnynu ir kad jie vemia. Ir sako, nu mes galim vaistų išrašyti, sako, bandykit duoti. Aš šiek tiek padaviau, bet man dar labiau pradėjo vemti nuo tų vaistų. Tai žinokit, va, mano kolegė viena patarė man pabandyti probiotiką. Ir aš tiesiog į šlapią ėdalą arba į tokią pastą įduodu, šiek tiek įpilu probiotiko ir žinokit, mes jau 1,5 savaitės jinai visiškai man nevėmė. Ir aš jau tai pajutau, kai tik tai daviau, jinai suvalgė tą košelę ir praėjo gal kelios valandos, nes taip jinai būna tik pavalgo ir iškart jau žiūrėjo, kad jinai į kambarį ir pilna privemti ir žinokit, nėra. Tai va, tai šie produktai tinka ne tik tai žmonėms, bet tinka ir gyvūnams. Tik tais, 3 mėnesius, 4 mėnesius, kaip susipažinau su tais produktais. Ir prieš tai pas mane labai jau pilve kažkoks, jaučiau sunkumą, gal nebevalgyti, gal kažką daryti, nes jau blogai jaučiausi. Išgėriau, man nuėmė tą visą sunkumą, labai greitai nuėmė sunkumą, bet žinokit, mergaitės, kartais koks kvailas esi žmogus. O, nebejaučiu sunkumo. Ir aš vakarais, ką pradėjau kepsnius kapuoti, prikapuoju vakarais kepsnius ir šitą imu ir išgeriu. Man nuėmė sunkumą. Toks kaip pati savęs tyčiojausi, pažiūrėti, kaip iš tikrųjų yra. Bet jo, dabar pastebėjau, kaip tik sunkiau kažką pavalgau, aš išgeriu tų miltelių. Jo, kad man lengviau būtų. Va, čia tokia pati pradžia, pirmas 2 savaitės tokios buvo, kaip aš ant savęs tokius bandymus dariau. Paskui daug kas pastebėjo, sako, tavo akys didelės, sušvyti. Ne jauniklės, bet jo, saka, tu vartoji, kad tu tiesiog spindi dėl miego. Jo, dėl miego tai čia tikriausiai kaip ir visoms. Pirmas dienas aš nesuprantu, aš kalbu, mano mergaitės yra užsieny. Jie, tu sako, mergaitės dovanokit, aš alpstu, bet taip vaikiškai alpstu, taip toksai saldus, tasai alpimas toksai būdavo. Ir kai su kitais dalinausi, tai irgi pasakojo jo, kad sunsetas, tai
kur šitą tiesiog dėl miego, dėl tą ramumo, aišku, ne visiems, nežinau, kodėl kitiem neveikia, gal ilgesnį laiką reikia jiems vartoti. Jo, paskui buvo žmonių, kurie, viena kolegė, jinai labai labai jautri ir jinai išgėrusi pusę tabletytės sunseto, jinai įsigando to vidinės tos ramybės. Jinai tiesiog įsigando, sako, man tokia panika buvo, aš visą naktį nemiegau, sakau, tai džiaugis, kad tau ta ramybė atėjo, bet žmogus, kai yra pripratęs būti įtampoj, depresuoja ir jinai tiesiog įsigando. Nežinau, ką jinai darys toliau, bet, tikriausiai ne visi nori tos ramybės pajusti, kad įsigando. O kolongardas tai buvo tai pažįstami, kurie taip, kaip pilvas pradėjo valytis, kai pradėjo atsilaisvinti viskas, aš tai džiaugiausi, aš į darbą važiuoju, ir dėkoju Dievui, sakau, kokia palaima, kai tušti viduriai, blaivus protas, kaip fainai, taip lengva. Tai tiesiog trumpai tiek, džiaugiesi Labai ačiū. ir probiocija taip pat geriu su vandeniu. Tai smagu, ačiū. Ačiū Jums labai. Tai reikia tikrai nepamiršti, žinokit, vandens vartoti. Reikia mažiau valgyti vakare kepsnių, kad tas jausmas būtų geresnis, bet iš tikrųjų labai didelį duoda lengvumą, duoda energijos antplūdį ir matosi ant žmonių, nes labai atjaunėja, atsigauna visi žmonės ir tiesiog švyti. Mūsų Yes Global produktus. Taip, tai natūralius produktus, kurie regeneruoja, atstato, atkuria ir aktyvina mūsų procesus. Tai labai ačiū Jums visiems už pasidalinimus ir iki kitų susitikimų. Visą geriausią.